Sveiki bičiuliai. Taip išeina, kad vėl aš Rusy, bet šį kartą noriu duoti trumpą patarimą. Jeigu miške atsidarėme maišelį kokių nors makaronų, ryžių, grikių ar kažkokių kitų birių produktų ir vėliau neturime kažkokio tais zibego ar kažko panašaus, gumytės kokios nors, ar dar kažkos, kad gražiai viską uždaryti, kad neišbirėtų ir panašiai. Taigi yra išeitis. Tik prireiks mums vėlgi mineralinio arba kokių nors vaisvandenių plastikinio butelio. Kaip matote, šiuo atveju makaronai prakirpti kampu, įstrižai kampo ir turiu pustuštį, beveik tuščią mineralinio buteliuką. Ką mums reikia daryti? Mums reikia nukirpti viršutinę dalį, kažkur porą centimetrų nuo kakliuko. Taigi lengviau bus nukirpti, aišku, miške mes tai padarysim peiliu. Namuose aš tą galiu padaryti su žirklėm. Nukirpau patį kakliuką su žirklėm, šiek tiek apšlifuoju aštrius kampus. Ir ką toliau darau? Toliau imu maišiuką, ištraukiu per kakliuką, tai taip sandariai ir užsuku. Štai, ir turime, kaip čia pavadinti, užsukt begą, užsukamą maišelį. Sandariai užsuktas maišelis. Tai tiek šiam kartui.